Tai labas, Dovilė. Labas, Miglė. Sveiki visi, klausantis, žiūrintis pačiame adaptacijos įkarštyje. Man atrodo, nepamiluosiu, sakydavo, kad visi dabar ir visas gyvenam tuo pačiu, kam auklės, kam darželiai, kam mokyklos. Ir net Įdomus galų gale laikas. tiems, kas nesiadaptuoja pirmą kartą po vasaros atostogų, tai vis tiek yra tokios mini adaptacijos, grįžimas prie tam tikro ritmo. Oi, vienareikšmiškai, po ilgesnės pertraukos vaikų atmintis, žinom, kad tokia ne pati didžiausia, o ir prie gero, prie buvimo su tėvais tikrai greitai priprantama. Tai kaip ir po kiekvienos ligos, po kiekvieno atostogų, ta adaptacija šiek tiek gali tokia mažytė būti vėl ir vėl ir vėl. Taip, bet šiandieną mes turbūt kalbamės apie tuos, kurie adaptuojasi pirmą kartą. Ir aišku, pirmą kartą yra baisiausia, pirmą kartą yra daugiausia iššūkių ir daugiausia nerimo, nes norisi padėti savo vaikams, norisi pagelbėti. Ir kartais tikrai turbūt yra abejonių, kaip tai padaryti geriausiu būdu. Ir Miglė, tu dabar esi praktiškai tokiam pačiam adaptacijos sūkuryje ir praktiškai jauti ir matai, kaipgi jaučiasi ta mama, kuri atveda vaiką pirmą kartą į darželį. Taip, visiškai vienareikšmiškai dabar yra antra adaptacijos savaitė. Ema pradėjo pirmą kartą lankyti darželį. Ir dabar toks labai įdomus laikas, kai jau tų pirminių dienų, ar ne, to tokio didelio skausmo ir didelio atsiskyrimo, tarsi kaip ir nebėra, jūs šiek tiek paslūgęs, bet nėra dar ir iki galo ramu. Emai tikrai ne, tai automatiškai man irgi ne. Ir tada pradeda kilti tokie klausimai. Tai ar gerai ta adaptacija vyksta? Gal kažkas ne iki galo gerai. Pradeda atsirasti tokių kasdienoje ir tame ritme naujų iššūkių, kurių pirmą savaitę nebuvo, iki tol apskritai irgi nebuvo. Ir taip vis tenka pergalvoti, kaip čia apžaisti, kad ir toliau viskas eitų sklandžiai ir kad ta ramybė ateitų ir man, kad ateitų aiškumas, ar tikrai ten gerai. Ką jinai ten veikia, kaip tai sekas, ar ne, nes viskas, aš tai nematau. Ema eina į valstybinį darželį, tai aš negaunu ten jokių kasdienių dienoraščių ir nuotraukų iš auklėtojų. Realiai aš turiu išsitraukti iš vaiko šitą informaciją ir nuskaityti po dienos joje. Tai ar čia gerin juda ta mūsų adaptacija, ar kyla kažkokie iššūkiai? Tuo tarpu aš irgi adaptacijoje, mano dukros pradėjo eiti į mokyklą, tai truputėlį kitas amžiaus tarpsnis, bet vis dėlto tai vėlgi yra adaptacija ir aišku, iššūkiai yra kitokie, bet kai kas, prisipažinsiu, yra labai labai panašu. Ir man atrodo, kad kai mes pradedam adaptacijas, tai vienas iš tų tokių jautrių dalykų kiekvieną dieną būna išsiruošti. Matau, kad Miglė atsiduso. O taip. Tai išsiruošti ir išbūti rytą. Išeiti laiku. Ypatingai man į darželį dar kažkaip buvo toks jausmas, kad gali truputėlį pavėluoti, ar nėra taip kritiška tame laike, bet jau mokykla atneša tokia, kad tu turi būti tam tikrų metų. Aišku, rytiniai kamščiai tam nepadeda, todėl rytinis išsiruošimas yra ypatingai svarbus. Kaip tavo Emai sekasi išsiruošti ryte? Ar jinai taip su noru ir su džiaugsmu? Man šiek tiek padeda tai, kad mano vaikas yra visurys. Tai mes bent jau laiko rytais tikrai turim nemenką gabalą, bet tai nereiškia, kad procesas yra lengvas. Todėl, kad dabar jau kai paėjo šiek tiek ilgiau, jau supranta, kad laukia tas pats, kad ne savaitgalis. Natūralu, prabunda vaikas, prabunda nerimas. Ir tokie du pasikartojantis
motyvai kiekvieną rytą, tai yra tas graudenimasis ir vis, o tai mes važiuosim, o tai aš nenoriu pasilikti viena, ar ne, o tai dabar ką darysim? Išsivalom dantis ir ką tada, ar ne, tarsi, ar jau čia dabar važiuoti, ar ne dabar važiuoti, ne? Tai tas tikrai vis graudenimas, tų opių, natūralu, nu, vaikas traukia tai, kas jam opu, tai, kas jam skauda, neramu, ar ne, tu tada nervuojasi. Ir antras momentas, tai kadangi supranta, ar ne, kad yra ryto ritmas ir jau supranta, kur tas išvažiavimas, pradeda kelti visokių idėjų. Kad, o mama, gal, mainam ten mes rengtis į kambarį, gal pažaistim, pastatom bokštą. Šiandien ryte jinai susirado gavus sirupą, stalčių ir sakė, mama, kepkim desertą, nu prašau, dabar kepkim desertą. Tai tarsi pradeda, nežinau, kiek sąmoningai tai strateguoja, kiek taip, na, tiesiog natūraliai bando atidėlioti, bet iš esmės stengiasi, na, prakišti kažkokią jai smagesnę veiklą vietoj to artėjančių išvažiavimų. Nes gal, žiūrėk, mama sutiks kepti desertą ir mes galėsim čia dar pabūti kartu ilgiau ir kepti tą desertą ir bus čia, žinai, o gal mama pasirašys šitai minčiai. Smagesnė jo negu važiuoti ir tarsi ar ne natūraliai, na, kaip ir pas gydytoją, kai nenori važiuoti, nu tai pirmą gal ten pažiūrėkit filmuką ir tada važiuoti. Jau tada tikrai aš važiuosiu. Taip. Ir man atrodo, kad tu, nuo ko pradėjai ir ką paminėjai, kad Ema šiaip yra ankstyvas vaikas ir jūs turite daug laiko. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus dalykas. Paskaičiuoti, bet taip realistiškai paskaičiuoti, kiek maždaug mūsų vaikams reikia laiko ryte išsiruošti, kad mes neturėtumėm visą laiką tiesiog jų skubinti. Skubinimas vaikams yra ganėtinai sudėtingas, nesvarbu kokio jie amžiaus, ar jiems 3, ar jiems 6, skubinant vaikams labai labai sunku. Plus, jeigu mes turime šiek tiek jautresnį vaiką auginame, tai yra toksai dalykas, kur kai vaikus mes skubinam, jie gali tiesiog sustoti ir toks vadinamas tarsi smegenų sustingimas įvyksta. Tarsi pasipriešinimas žengti kitą žingsnį. Tai vėlgi su to skubinimu yra labai pavojinga ir geriau atsikelti šiek tiek anksčiau, žinau kaip nesinori, nes tai reiškia, kad reikia nueiti miegoti šiek tiek anksčiau ir turėti truputėlį daugiau laiko rytui. Man suveikia dar vienas triukas, pavadinkime į triuku. Šiaip jokas sakais, aš specialiai pradėjau keltis pusvalandžio anksčiau, kad spėčiau pirmą susiruošti pati, kad jau būčiau rami, kai kelti, tai jinai šiandien atsikelia pusvalandžio anksčiau. Bet man padeda vienas triukas. Mes susigalvojam, kad prieš jų išvažiavimą mes dar turim kažkokią vieną mini veiklę. Ar tai bus pasėdėti ramiai, pažiūrėti mėgiamą filmuką, ar paskaityti knygelę, ar ne? Kažką truputėlį paveikti kartu 5-10 minučių. Ir tada tarsi gaunasi prieš tą nenorimą darželį. Iš tikrųjų yra norima veikla kartu ir tada yra didesnė motyvacija daryti visus kitus dalykus, nes jinai žino, kad jinai papusryčiavus, apsirengs, susišukuos, nusipraus, tada mes kažką paveiksim. Ir jinai nori veikti tą veiklelę, todėl jinai noriau, aišku, su pasigraudenimais procese, bet jinai noriau ruošiasi, nes jinai tarsi ruošiasi tam smagiam momentui, o ne darželiui. Tai toks, maža smulkmena, plus šiek tiek ryšio pastiprinimo, tos kelias minutės, kad ir ten tą filmuką kartu žiūrim. Bet mums šitas padeda išlaikyti jos motivaciją ruošti. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas ryšiui sustiprinti, kad mes turim kažkokią tai mėgstamą vaiko veiklą. Ir tą galima naudoti taip, kaip jūs naudojate, tai yra prieš pat išvažiuojant. Galima tą netgi perkelti į mašiną, jeigu tai yra, kartais būna vaikams labai sunku nueiti į mašiną, jau tiesiog tas išeiti iš namų, gal taip galima būtų pasakyti, nes tai jau yra tikrai toksai peržengimas per slenkstį link darželio. Tai galima net perkelti kažką malonaus į mašiną. Bet taip pat galima tuo pradėti ir rytą.
Tai reiškia, kad kartais vaikams būna sunku labai išlipti iš lovos. Tai jeigu mes ryte vos vaikui išlipus iš lovos galime pradėti nuo 5-10 minučių žaidimo, labai dažnai tai reiškia, kad mes turėsim tiesiog lengvesnį šiek tiek visą apsirengimo procesą ir ten dantukų išsivalymo ir pusryčiavimo ir panašiai. Mes pradedam rytą nuo pusryčių. Nes Ema su maistu nesipyksta, jinai mėgsta šitą ritualą, plus tai visa šeima sėda prie stalo, nors tai paskui darželį valgo antrus pusryčius, bet mes vis tiek sąmoningai laikom, tai vėl toks yra, tarsi atsikėlė, yra kažkas smagaus, tada tu pasirašai, vėl kažkas tarsi smagaus ir tu išvažiavai. Nu, tai taip pramaskuota viską. Aš atsimenu, darželėje mano Sofijai buvo labai labai sunku rytais apsirengti. Dabar, kai yra uniforma mokykloje, ačiū tam, kas išrado uniformas mokyklose, apsirengti yra labai labai lengva, bet anksčiau buvo tikrai labai labai sunku. Ir padėdavo tai, kad iš vakaro Sofija visą laiką susidėdavo, susiruošdavo savo rūbelius, kojinytes, net apatinės kelnaitės, susidėliodavo ta tvarka, kuria jinai po to rengėsi. Tai nesakysim, kelnaitės viršuje, po to rengėsi dar kažką. Tai iš vakaro tas pasiruošimas rytui taip pat gali turėti savo vietą kai kuriuose namuose. Ir labai svarbu turbūt paminėti taip tarp eilučių, kad visi vaikai yra skirtingi ir tai, kas tinka labai vienam vaikui, gali visai nepatikti kitam vaikui. Tarkim, rutinos kortelės. Taip. Kai kuriems vaikams tai yra tikras išsigelbėjimas ir labai labai gražus toks ritualas, padaryti vieną darbelį, padaryti antrą darbelį. Labai padeda išlaikyti ramybę, savarankiškumą tokį. Taip. Užversti tą kortelę jau kai padarėjai. Tai tarsi toks įveda į struktūrą labai labai aiškę. Mano dukroms prisipažinsiu, visos kortelės ar sąrašai veikdavo lygiai 2 dienas. Kai baigdavosi tik naujumo efektas, tai nebuvo geras variantas. Bet tuo pačiu tikrai iš savo praktikos ir iš pokalbių su mamom žinau, kad yra vaikučių, kuriems nuostabiai šitas dalykas veikia. Tai todėl visą laiką skatinu visas mamas, išbandykit tiesiog savo vaikui ir pasižiūrėkite, kaip tai veikia. Juo labiau, jeigu bent tas 2 dienas veiks, tai jau yra žingsnis prie įpratimo, prie atsiminimo, ką aš turiu po ko padaryti, kad paskui būtų ten kažkoks rezultatas. Tai tikrai verta pabandyti. Ir apie graudenimą tą dar, mes jo neišvengsim, tikėtina. Arba gali būti graudenimus, arba tiesiog žodžiai, pavyzdžiui, mano 6-metės, tai kartais aš nenoriu į mokyklą, nebenoriu. Taip, tai mano mama irgi labai aiškiai vardina, kad aš nenoriu į darželį būti viena. Jos yra labai labai konkretus įvardinimas ir tas kartojasi viena, jinai neverkia, bet jinai zurzena, pasakykime, ar ne? Taip. Ir plus dar yra skubėjimo elementas, ar ne, kur tarsi norisi gal negirdom nuleisti, gal ten labai neužsiakcentuoti, nesustoti. Bet šitoj vietoj vėl, man atrodo, labai svarbu, jeigu vaikas klausia ypatingai to paties, arba akcentuoja tą patį, turėti savo kažkokį trumpą, labiau į pozityvę pusę orientuotą atsakymą, kuris nesikeis nuo situacijos, nuo mūsų susierzinimo ar ten skubėjimo lygio. Ir mums tada yra lengva ir vaikas kiekvieną kartą gaudamas tą patį patvirtinimą, jam mažėja tas nerimas ir kai kiekvieną dieną iš mamos girdi, kad tai man irgi be tavęs liūdna, aš irgi tavęs per dieną pasiilgstu. Tačiau žiūrėk, tavęs darželio, taigi laukia mokytoja, laukia draugai, atsimeni, jūs darysit darbelius. Pavyzdžiui, mano mamai darbeliai tai yra kažkas toks. Ne? Ir mes dedam akcentą, kad taigi žiūrėk, vakar darysi plastelinų, kaip įdomu, ką šiandien tu darysi. Varom į darželį, tu būsi su draugais, aš vakare tave pasimisiu, tu papasakosi, kokį darai darbelį. Toks trumpas atsakymas, aš biškai išsiplėčiau, bet kiekvieną kartą tas pats su fokusu, kad tikrai pasimsiu, tu tikrai ne viena ir ant viršaus kažkokią vyšnę ant torto, kur vaikui patinka,
Su laiku susluoksniuoja tą ramybę po truputėlį ir taip galim jaustis užsikirtusiam plokštelėm, bet tikrai kiekvieną kartą tą išgirsti ir priimti kaip validų išsakytą nerimą, man atrodo, tikrai labai svarbu. Ir ypatingai tas užtvirtinantis, toks saugumą užtvirtinantis atsakymas yra iš tikrųjų labai svarbus vaikams. Ir kada vaikai jau yra vyresni ir sako, aš nenoriu į mokyklą, pavyzdžiui, mums natūraliai labai kartais byla toks noras tarsi ginčytis. Kaip tai tu dabar nenori į mokyklą? Aš irgi daug ko nenoriu. Jau ten 6 metai, jau tu supranti, kad reikės eiti į tą mokyklą. Bet vėlgi patvirtinti, kad tai yra legalu nenorėti. Aš irgi kartais nenoriu eiti darbą. Ir tai yra tiesiog, bet labai dažnai šitas zirzenimas arba pasakymas vaiko, kad aš nenoriu. Man labai norisi, kad jisai būtų išgirstas kaip kvietimas padaryti mažą pauzę. Kad ir ką mes ten ruošiamės ir vaikas sako, aš nenoriu į mokyklą. Ok, padarom pauzę ir sako, aš girdžiu. Aš tikrai girdžiu, suprantu ir patvirtinam, kad taip būna. Nieko su tavim nėra blogai dėl to, nieko su ta mokykla nėra blogai, nieko blogai su to darželiu. Bet, taip būna, tiesiog, taip būna. Ir tada jau keliaujam, arba mes, mano atveju, tai vyresniem vaikam jau yra labai svarbu draugai, tai dažnai užtenka paklausti, kaip tu manai, ar jau ten tavo draugė jau atėjo, o gal jau kaip tik irgi dabar ruošiasi į mokyklą, tai tas tokio tarsi užpila truputėlį benzino, kad gerai, ruošiamės, nes ten draugai irgi ruošiasi. Kad ten bus ir gerų dalykų, ir kad yra dėl ko ten. Nes vakare dažniausiai tie vaikai būna entuziastingi ir laimingi ir patenkinti. Ir namo nenori važiuoti. Ir namo, aš dar su šitų nesusidūriau. Palauk bus. Bet atrodo, ar ne, vakare kitas vaikas. Bet ryte priminti, kad kad tau patiks, kad tau bus fain. Nereikia to teikti kaip faktą, bet kažką paakcentuoti, kad tas vaikas mėgsta, kas jam patinka ir priminti, kad ten laukia tos smagybės, tikrai labai padeda. Būtent. Tai tas rytas, man atrodo, kad jeigu mes ir savo viduje išjungsime skubėjimą, ir jeigu vaikai jau vyresni ir šiek tiek komunikuoja, jau galim pakalbėti su vaikais apie rytą, kas tau padėtų išsiruošti greičiau. Pas mus buvo toks periodas, kai Sofija miegodavo su suknele. Nes jai ryte apsirengti suknelę, sakė, yra labai sunku. Čia buvo jos pačios idėja. Ir jis sako, jeigu aš miegočiau su ta suknele ir atsikelčiau apsirengusi, man būtų daug lengviau. Kodėl ne? Aš turiu draugę, kuris savo vaiką rengia miegantį. Vėlgi, gali būti ir toks variantas. Ryte, jam jisai dar miega, nuduriuoja, o jinai jį aprengia, nes jam rengtis, mama, tu mane apreng. Ir jis nuduriuoja, jį aprengia. Ir man atrodo, kad čia yra labai svarbu atrasti iš tikrųjų tai, kas tinka tam konkrečiam vaikui. Ir paeksperimentuoti. Galbūt 5 minutės ryšio žaidimo ryte, ar ten, nežinau, pašokinėjimas ant lovos, apsikabinimas, pasižaidimas gali padėti. O gal 10 minučių prieš išeinant į mašiną, o gal mašinoje, o gal kortelės, o gal nereikia kortelių, o gal aprengti miegant, o gal miegoti su suknele. Viskas yra iš esmės legalu, kas tinka mūsų vaikui. Ne? Bet mes keliaujam toliau ir man atrodo, kad iššūkiai ryte nesibaigia ir ateina išsiskyrimo momentas darželėje. Taip, ateina išsiskyrimo momentas darželėje ir man atrodo, čia yra pats sunkiausias momentas, nes jisai dažnu atveju pagal tai teoriškai, kas yra geriausia mūsų vaikui, ar ne, kad nesigraudinti mamai, ar ne, pasitikėti savo žodžiais, būti užtikrintai, nevilkinti, nesimėtinti. Jeigu jau nusprendžiau, kad dabar ate ir aš einu, tai ir eiti. Ne? Jeigu matau, kad negaliu eiti, tai ne ten trepsėti, o pabūti ir tada eiti. Mums tai jaučiasi nenatūralu. Nes iš visos širdies norisi tą vaiką raminti, kalbėti, jam su juo būti.
tol, kol jau jisai tikrai ten nusiramins 100%. Tik yra viena bėda, kad tas laikas gali ir neateiti ir kad tikroji adaptacija neprasidės, kol, nedingsta mama iš akiračio. Iš tikrųjų labai sudėtinga ir aišku visą laiką teorija ir mamos dažnai galvoj nešiojasi šitą, kiek tarsi nurodymą, kad jūs turit ateiti, atsisveikinti trumpai, konkrečiai ir uždaryti duris. Ir kas savaime yra iš tikrųjų visiškai tvarkoj ir visiškai faina, bet kartais mes galim turėti situacijų, kurios yra nesuplanuotos. Ir pavyzdžiui, vat šiandien aš su savo tėja atsisveikindama pati pajutau savyje, kad aš irgi žinau puikiai, kad aš turėčiau atsisveikinti ir greitai eiti. Ir aš pajutau savyje, kad aš esu tokiam tarsi norėjime pabėgti. Jei buvo šiandien sunku atsisveikinti kažkaip prie klasės, ir aš norėjime pabėgti. Ir kai aš esu norėjime pabėgti, mano vaikas yra norėjime įsikipti. Tai pagauti tą norą sąmoningai ir sakyti, okei, aš pabūsiu 3 minutės. Aš pabūsiu minutę. Bet aš pabūsiu čia ir dabar. Aš apsikabinsiu, pabūsiu ir tada išeisiu. Tai vat, kai pagaunam save tokiam norėjime pabėgti, geriau padarykim irgi pauzę. Arba abejonėje, ar palikti. Aš turėjau vakar labai panašią situaciją, kai Emai buvo sunkesnis rytas, jinai pirmą kartą turėjo pasilikti miegoti pietų, jai tas tikrai kėlė daug nerimo ir mes jau su tokiu grauduliu ėjom į darželį ir mes ateinam į rūbinę, o ten baisiausiai verkia kitas vaikas, bet taip, kur atrodo širdis plyšta, ar ne? Ir ta mama išeina, grupės duris užsidaro, tas verksmas, tas klyksmas ir aš matau, kaip mano Ema irgi pratrūksta apsipila ašarom iškart, ne dėl to, kad kažkas jai atsitiko, bet tiesiog surezonavo. Ir aš suprantu, kad aš arba galiu ją va čia ir dabar greitai palikti į tą grupę į grūdus, bet ten jau yra vienas verkiantis vaikas, yra viena auklėtoja, plus tada mano Ema tikrai verks. Klausimas, ne, kai kaip greit jie nusiramins, nes čia kaip su žiovuliu. Švytuoklė įsijungia. Taip, ir aš tada žiūriu ją ir aš galvoju, negaliu. Ir taip irgi, bet čia reikia greitai, Ir sakau, okei, Ema, gal tu nori kartu su manim dabar čia nusiraminti? Ir aš matau, jinai nustojo verkti. Jai net sužibo akis, jinai atsisėdo man ant kelių, mes tiesiog apsikabinom ir mes pasėdėjom gal 5 minutės. Ir taip lyg vis virkta, taip matosi, dar išleidžia. Nes kažkaip tiesiog aš pradėjau šnekėti neutraliai su ją apie tiesiog tam orą ar spintelę. Ir aš taip jos perklausiu, kaip ar tu jau rami? Dar mamytė nori truputį nusiraminti. Aš girdžiu dar tas vaikas verkia, okei? Ir pradėjo rimti tas vaikas, pradėjo rimti Ema, čia tikrai buvo kokias 5 minutės, ir aš jau matau, kad jinai jau rami, jau pradeda šnekėti pati kažką jau, ir jinai man sako, mama, aš noriu ten sėdėti visą dieną. Aš sakau, Ema, bet taigi pusryčius praleis. Maistas? Einam košės. Ir jinai nuvarė į tą grupę, atsisėdo, ate, oro bučkis, ir tas atsisveikinimas trumpas ir konkretus buvo pats sklandžiausias, kokius mes buvom turėję iki tol. Bet tą dieną jai prireikė tų 5 minučių, nes visiškai tiesiog buvo tokios aplinkybės. Šiandien nieko panašus neprireikė, turėjom tą greitą, konkretų, aišku. Bet man atrodo, nebijoti, pajausti aplinkybės, savo vaiką, save ir nesilaikyti plano, irgi yra taip pat svarbu, kaip laikyti savo nuspręsto plano ir leisti savo irgi šiek tiek improvizuoti pagal situaciją. Man atrodo, kad tai yra labai labai svarbu, nes kartais tikrai, ir man atrodo netgi, tavo atveju tai buvo svarbu netgi ir dėl to, kad, kaip tu sakei, auklėtoja yra viena. Net jai yra sunkiau su 2 verkiančiais vaikais, negu kad su 1 verkiančiu vaiku, o galutiniam rezultate su 0 verkiančių vaikų. Tai tikrai visada palikim savo erdvės pajausti, kas yra šiandien, dabar, šitų momentų. Ir ką, keliaujam
Na, visą dieną mes ten būnam, aišku, labai kartais ramiai ir kartais neramiai, bet keliaujam prie susitikimo po darželio. Man atrodo, apie emocijas namuose ir visą kitą mes taip trupučiuką paliksim, bet pakalbam apie patį tą tokį susitikimą po darželio. Kaip jums sekasi susitikti? Mums sekasi susitikti labai gerai, nes aš laikausi savo prieš save labai griežtų taisyklių. Tai mes susitarėm kiekvieną rytą, kada aš ją pasimsiu. Net į tas laikas dieną iš dienos yra tas pats, bet mes užsidedam akcentą, kad aš tave pasimsiu, kai tu pavalgysi pietus. Aš tave pasimsiu, kai tu pamiegosi ir išeisi į lauką. Ar ne? Ne valandom, ne minutėm, bet vaikui suprantamais veiksmais. Ar ne? Nugi dienos jų ten yra sublokuotos labai aiškiai. Ir aš visada atvažiuoju anksčiau. Ir laukiu už kampo 5-10 minučių, nereikia daug. Laukiu, jeigu valgo pietus rūbinėje, su ta sąlyga, kad vėlgi, ne šveicariški laikrodžiai tie vaikai grupėje ir visko būna anksčiau pavalgo pietus, būna anksčiau išeina į lauką, kad išvengti vaikui abejonės, dvejonės ir nusivylimo susitarimu. Tai, man atrodo, tai yra be galo svarbu, kad jeigu jinai paėmė paskutinį kąsnį į burną ir atsistojo, už durų yra mama. Tai čia man toks yra nenuvilti ir laikytis to susitarto žodžio, nes tada, kai jai yra liūdna ir kai jinai grūdenas, aš galiu sakyti, bet Gemyte, aš pažadu, kaip ir visada, aš tave pasiimsiu tada, kada mes susitiksim. Yra toks, kinų sienas, toks negriūnantis dalykas, ne? Tai yra šitas momentas ir jeigu susitarė, kad paimsiu aš, tai net važiuoja surprise tėtis. Jeigu ten susitarėm, kad aš atvešiu jai kokių sulčių, jinai kartais paprašo kokios lauktuvės, aš atvežu ir va tas toksai, ar ne, laikymas susitarimo. Ir vėlgi, man atrodo, yra labai svarbus tas tavo minėtas neskubėjimas. Jeigu mes jau susitikom, ar ne, tai nesvarbu, ar aš ten kieme ją pasiėmiau, ar rūbiniai, nusileisti jokių kontaktą, apsikabinti, pabūti minutę. Pavyzdžiui, manamai labai reikia tos fizinio ryšio, ar ne, tarsi pajausti tos namus, ar ne, pabūti tam kontakte porą minučių. Tada jau kažką eiti, daryti, kalbėtis, man atrodo, yra gan svarbu iš karto nespausti vaiko, kad, tai ką darėjai, ar patiko, kas buvo, ką valgė, jau dabar greitai, kur darbelis, ne. Leisti tam vaikui atsipalaiduoti, grįžti į save, susirinkti save ir jau tada po truputį įeiti į savo tą dienos ar vakaro, kada pasiėmėm ritmą. Ir kažkaip paskui ten eigoje iškvosti, ką nors. Bet man atrodo, kas yra svarbu, ir tu tą labai taip užakcentavai ir tikrai labai laikaisi tokio pasitikėjimo tarpusavio su vaiku, kad būtent tuo pačiu metu atvažiuoja tas, kuris pasakė. Ir tai yra, vėl, kartais, aišku, klausant gali atrodyti, bet nepavyks taip visą gyvenimą. Ir tikrai nereikia visą gyvenimą. Tikrai nereikia, bet ta pradžia vis tiek yra, tai yra pradžia, tai yra jautriausias laikas. Nes dabar yra didžiausias rūpestis vaiko, ar mane tikrai pasiims. Vėliau vaikai jau įpranta, kad mane tikrai pasiims ir jau jų tas pasiėmimas gali tapti visiškai kitoks ir gali būti, kad kartais vienai pasiimam, kitą kartą kitai pasiimam. Ir dar ką man norisi pasakyti, kad labai natūralu būtent tuo susitikimo metu. Dažnai mes įsivaizduojam, kad jau kai mes pasimsim vaiką, tai mes sulauksim, nežinau, apsikabinimo, džiaugsmo, šokio, mums puola į glėbį ir viskas labai labai gražu, bet mes galim lygiai taip pat iš karto susitikimo metu sulaukti ašarų, sulaukti priekaištų, sulaukti, nežinau, atvažiavo mama, norėjau, kad atvažiuotų tėtis. Ir tai nieko nėra asmeniško, tai nereiškia, kad vaikas jumis nesidžiaugia, tai visiškai net nepanašu, tai reiškia tiesiog kitais žodžiais, tai yra sakoma, žinok, man buvo sunku šiandien būti išsiskyrus, man buvo sunku būti be tavęs. Ir visi tie tokie kartais net nelogiški reikalavimai, nežinau, tu eik, aš noriu, kad tėtis atvažiuotų, ne? Tai jie ir rodo, kiek man buvo sunku. Ir čia yra vienintelis tik tai receptas,
būnam, išbūnam, priimam tas emocijas ir kai jau jos aprimsta, keliaujam namo. Taip, tai gali, aš kažkaip, man asmeniškai tie išlydžiai, aš čia išlydžiai vadinu, nutinka jau namuose ir dar taip kokią valandą, 2 pažaidus, geros nuotaikos, atrodo, čia tam vaikui nieko nėra, tai aš taip įtarsiu ir laukiu. Tikrai būna, kad jie gali nutikti čia ir dabar, vos pamačiau mamą, pasijaučiau saugus ir viskas ten išsitaškė, ką aš visą dieną kaupiau. Tai gal labai į šitą temą nesiplėskim, nes turim su Mylu kartu parašę labai išsamų įrašą Instagrame, tiek pas mane, tiek pas Mylą ant sienos, yra apie išlydžiai po darželio ten ir kodėl jie tokie nelogiški gali būti, ir kodėl jie yra gerai, ir kodėl jų reikia, ir ką daryti, labai saviai esam surašę, bet man atrodo, kertinis momentas apskritai sėkmingos adaptacijos pradžioje ir paskui visą laiką, nepamirškim, kad vaikui pasikeičia jo gyvenimo proporcija. Jeigu aš su svarbiausiais žmonėmis pasaulyje, ne, tėčiu ir mama, ar mama ir mama, ar mama ir močiutė, nesvarbu, ne, tai, su kuriais aš augau pirmus metus, 1,5, 2, 3 ir buvau tiek laiko, aš dabar su jais pradedu būti tiek laiko. Bet jie man yra vis dar svarbiausi. Ir kas dažnu atveju nutinka vaikams ir dėl ko keičiasi elgesys adaptacijos metu, atsiranda visokių baimių, atsiranda visokių naujų tokių, ar ne, nedarysiu, kažkaip, ar ne, atrodo, sako, sugedo tas vaikas, čia į darželį ir sugedo vaikas. Nes vaikai pradeda bijoti, kad kyla rizika tam jų ryšiui, kad jis pradeda trukinėti, yra mažiau laiko pasikrauti. Ir man atrodo, kad sėkmingai adaptacijai ir sėkmingam perėjimui prie naujo to ritmo svarbiausias dalykas yra tas ryšio atstatymas. Ar tai yra 5 minutės vakare, ar tai yra 15 minučių savaitgalį, kada jau randam to laiko, bet pabūti kokybiškai, pasirinkti žaidimus ryšio, pasirinkti, ar ne. Na, tų metodų yra daug, tu Dovilės visą seminarą apie ryšio atstatymus įkalbėjusi, bet pasilaikyti to ir vėlgi painvestuoti šiek tiek laiko į atkūrimą, atstatymą, kaip į dar vieną tokį tarsi pažadą, ar ne, kad, na, aš visada būsiu. Ir kad mūsų ryšys visada bus, net jeigu dienas mes leidžiame atskirai. Iš tikrųjų, ryšys taip ir yra su ryšiu, kuo mes, ypatingai su mažais vaikais, kuo mes mažiau laiko praleidžiame, tuo mažiau jie jaučiasi ryšyje su mumis. Todėl tarsi mes turim tą ryšio kuprinėlę prikrauti vakare, kad būtų lengviau kitą dieną. Tai visuomet labai rekomenduoju, ypač per darželio adaptaciją, nepriplanuoti nieko vakarais bent jau pirmas 2 savaitės. Jau geriau skirkim tą laiką buvimui kartu, pažaidimui, pasimilavimui, mėgstamom veiklom, nes, na, tai yra vis tiek jautrus periodas ir mes turim dar kartą užtikrinti vaikus, kad mes ten būsim, kai jie pavalgys pietus ar kai pažais lauke, mes ten būsim ir lauksim jų. Tikrai taip, ir kad net jeigu nematai mamos ar tėčio, tas ryšys vis tiek yra ir vaikas vis tiek yra mylimas ir saugus ir nelieka vienas. Ir kaip tu jau ir minėjai, jeigu norisi idėjų, kaip stiprinti ryšį, kaip atkurti jį po išsiskyrimo, apie tai yra mano seminaras ir netgi su jūsų klausimais mylu.lt platformoje jį visada rasite. Tai ačiū šiandieną, kad klausėtės, pasidalinkit, kaip ar galbūt išbandysit kažkokias idėjas iš šito pokalbio, tai būtinai parašykit mums, pasidalinkit, kas suveikia, o gal jūs turite puikiai pasiteisinusių idėjų, taip pat brūkštelkite mums ir parašykite, kokios jos. Ir sėkmingai visiems susiadaptuoti ir dar pasimėgauti šiltų rudenį. Ir kad eitų su kuo sklandžiau. Ačiū labai, kad klausėt ir iki. Ačiū viso.